Nu, panašu, kad ir su oru čia viskas gerai. Nežinau, kol mano maldas įsiklausė. Šiaip visą kelią įlijo, visą kelią. Orų programėlės irgi rodė, kad čia, žodžiu, nieko gero, bet va, atvažiavau, saulutė šviečia, kažkur ten tolumoje debesis matosi, nu va, link Kauno ir Vilniaus. Ten tikrai, bet va čia va, visiškai nerealiai gerai. Tikėkime, rytoj bus panašiai ir šiek tiek mažiau vėjo būtų faina. Čia už miškelio yra HBH, mažai kas žino, bet šiaip aš esu klaipėdietis be brūkšnelį palangiškis, tai man HBH yra visiška vaikystė. Atsimenu, kai su šeima atvažiuodavom ir ten, beprotiškai būdavo skanu ir įdomu. Tik ką aš atsimenu iš vaikystės, tai tokį patiekalą pilvui amen. Ten pati lėkštė būdavo didesnė už galvą, o toj lėkštėj toksai mėsos šmotas dar didesnis už tą lėkštę. Tai žiauriai noriu nuvaryti ten ir suvalgyti, pabandyti įveikti šitą patiekalą. Reikia važiuoti ir pasisotinti, nes rytoj tai reikės kuro. Reikės ir tikrai nemažai. Tai reikia varyti. Varom pavalgyti. Nu, žiūrim, ar dar turi tą legendinį patiekalą. Ką? Nebėra? Jūs juokaujat? Rimtai? O ne. Nebėra pilvui. Amen. Deja, reiks rinktis kažką kito. Tai užsisakiau kiaulienos šašlyką. Manau, bus geras. Ką jūs? Rytoj tokiu pat metu, gal šitie anksčiau, makaronus valgysime. O šiandien galim biškį kitaip. Malasolikos. Kaip mėgstu šakės. Nu ne, persistengiau aš esu šitą duoną. Žiauriai daug sūrio. Viskas maudasi sūryje. Tai svaliau kelis gabaliukus ir nebenoriu, ir net nebenoriu neštis aš juos, nes aš juos tikrai nevalgysiu. Nes įsivaizduoju, kad jinai sušals, susilibys tokį gumulą. Tai čia nebent padangas į vietoj silantą naudoti bus galima. Taip paliksiu aš čia. Nors pilvui amen negavau, bet vis tiek mano pilvui amen. Grįžtų sotus. Vėl laimingas. Ką reikia? Kažkiek reikia pasilsėti, nes rytoj rungtynių diena. Labas rytas. Vakar Giedrius pasiūlė miegot mašinai. Tai ir miegu mašinai. Okay. Štai toks vaizdas pro langą. Lyg apsiniaukia. Pro kitą langą, va. Giedriukas ruošiasi, pasipuošęs visas. Reikia ir man ruoštis. Bet yra vienas dalykas. Vakar su Luku buvom čia nuėję. Kaip čia tai daro. Vakar su Luku buvom nuėję čia vietinį barą pasėdėti, pasišnekėti šiaip apie gyvenimą. Ir mano dviratis taip ir liko ten prie jo namuko. Tai tikiuosi, kad ten ir yra, kur palikau. Aš tikiuosi, kad mano dviratis dar vietai. Reikia prisizuminti. Nu, lyg yra.
Tai gerai, šiandien lenktyniausiu. Kažkaip jaučiu, kad reikia eit nusimaudyti. Reikia eiti į eilę, kad neišvažiuot paskutiniam. Grandinės vaškavimo cechą, tai atvaro dviratį nuėjama grandinė, išvaškuoja ir važiuojat plus 15 vatų. Labą dieną. Labą dieną. Va, matau. Va. Gražus. Nu tu čia, Maikė. Nu, pasirašai 101. Gerai. Ačiū. Iki. Tai praeis vieną, kas nors. Vitaminai ir lipdukai. Šimtas pirmas. Tai eilės tvarka. Nu, mūsų įdomu. Tai užkandau aš HBH. Teko dar eiliai palaukti, kol paskirstė žmonės. Tai iš jų meniu nelabai ten ką buvo pasirinkti, nes galvojau makaronų gal bent jau bus, bet nieko nebuvo, tai pasiėmiau sultinį vištienos, ten su vištienos tokiais gabaliukais ir, žodžiu, vištienos filė kepsneliais su šparaginiam pupelėm ir ten bulvių morkų tokia košytė. Tai nebuvau įsitikinęs, ar čia tikrai labai gera, bet nelabai ką ir buvo, cepelinų tikrai nesinorėjo ten, ar kažkokių bulvinių blynų, šašlykų ir taip toliau. Bet paklausiau Google'o, tai sakė visai gerai, kaip 4-5 valandas prieš startą. Visi tie 3 produktai turi naudingų dalykų, kurių reikia organizmui. Tai va, ir dar pasiėmiau čirvinių blynų. Gavau dar prieš startą iššauti, bet Google'as sako, ne, geriau nereikia. Tai realiai daugiau nieko dabar nebevalgysiu, tik tais palaikysiu cukraus kiekį aukštesnį, tai ten guminukai, šokoladukai, uogienės kažkokias pamatysiu, o šitos blynus tada pasiliksiu finišui, kaip apdovanojimą. Nu tai viskas, judu startą, dabar yra pas mus be 2 minučių 8. Tai, ką žinau, gal būtų visai įdomu pašnekėti apie šiandienos tikslus. Tai, matau pažįstamą žmogų. Labą dieną. Labą dieną. Kaip nusiteikimas? Gerai. Gerai? Viskas bus gerai. Reikia tikėkimės. Jo, pasimėgaut. Toks buvo šiandien biškį startinis jaudulys, bet šiaip kažkaip tai galvojau, taigi čia paprastas raidas. Dieve mano. Paprastas raidas. Vėliumas biškį ilgiau. Jo. Tai va, žodžiu, tęsiant temą, kadangi praėjusiais metais buvo mano pirmosios aplamai gravel varžybos, jau galim pavadinti varžybomis velopikas. Tai buvau užsikėlęs tikslą, kad atvažiuot per 3 valandas, tai ir taip ir pavyko padaryti. Tai galvoju, šiais metais vis tiek jau turiu daugiau košės kojose, tai gal reikėtų kažkaip pabandyti greičiau. Tai galvoju, gal per 2 valandas 45 minutės atvažiuoti. Būtų visai fainas rezultatas. Tai gerai, šitą užsičekinam ir tada žiūrėsim. Suvalgiau dar muslį batonėlį, išgėriau kavos pas Luką ir Lukas davė karpsų ir mineralų. Tokius užtaisus, tai gertuvės užsipildžiau, žodžiu, ir bandysim. Kažkaip tai gal dar vieną gėliuką pasiėmė. Kažkur tai gal žiūrėsiu, prie pabaigos reiks pasimti. O dalyvių pas mumis va tiek. Galima gal oro? Irgi. Bijau, kad tu aplenksi. Kiek tu čia 6 putė, ne? Jo. Gerai. Daugiau pusė greičiau. Greičiau grįš. Skrisi. Oras lengvas, žinai. O šiaip važiavai tą trasą?
nevažiuoju. Čia pirmas 5 kilus. Įdomu, ar greita ar ne? Super greita. Nes galvoju, kiek čia pūsti. O, paleido pirmus. Po 1,5. Labą dieną. Galėsiu šiandien su jumis gal? Jeigu tikrai paleis kartu, tai prašom. Ir jeigu sukandęs dantis laikysi ratą. Geras šuvakas. Ką gero kupriniai turi? Ten Jankus, ten Nepka. Pizzos bus? Ten gali pamatyti per Ką? konfidencialu. Tai varo! Liūdė iš lygų! Arnoldai, ar kameros įjungtas visos? Viskas įjungta. Savo priemonės. O, zdrav. Arnoldas su fletu... O, čia žiūrėk, daugiau fletų. Ar ne fletų davai, ne? Vienintelis Arnoldas! Let's go, vyrai! Žiūrim į kelią, žiūrim į kelią. Kokią vidutinę planuoji? Ką? Turistinė? Nu, pažiūrės. Žodžiu, iš mūsų grupės nesusidarė. Čia visi labai lėtai važiuoja. Nu ką jau, 5 kilometrai nuvažiuoti. Aplenkiau prieš mūsų išvažiavusią grupelę. Bent jau 2 iš tos grupės. 3 va dar matau. Varom, dar liko 7-5. Širdelė 105. Tai, nu, kaip startui. Biški, kol sušils raumenės, gal ir visai nieko. Nedaužau dar per ribotuvą, o minus visai neblogai. Bandau apie 29 laikyti. Tai va dabar miške ir 30 gaunasi. Pievose biški vėjukas, bet... Tai va. Varom.
kažkokią grupelę vejasi. Kol kas neinicijuoja lenkimo. Bet jau būtume visai smagu su grupė padirba. Sveikutis. Gerai. Oho. Eina, savo kiršiai jūsų prisirinko kosmosėlį. Kita. Baliamo, kaip smagu grupėje, kai gerai eina. Greitis 30, labai gerai. Baliamo, kodėl tu taip? Linas Mažonas lekia, nes jam šiandien groti. Už manęs dar du yra. Gal su Linu galėtume ir pavažiuoti. Kažkas parvaro. Varom, vyrai! Eik, žvėris. Linas imsit. Linas imt. Nu ką, 18 kilometrų. Kažką ten Tomas Vaitis sakė, kad prie Būtingės terminalo ten bus hardkoro gero. Kažkur 20 kilometrų. Įdomu. Sakė, mano padangos labai pasitarnaus tam. Žiūrėsim.
bus per mažai vandens. Lemba. Geriasi labai. Ką 23 nuvažiuota. Gerai, 30-31 laikom. Visai man pats tas tobula. O, ne tas pats kartais rožinis kruksas, kur praeitais metais pagelbėjo man. Eina savo grupitą. Tokia. Ir dar iš galo. Opa, Čivilis veža hebrytę. Kažkas bando sėsti. Opa, jungiamės prie Čivilio. Eina. Dabar vyrai, įsikipkite. O, gražiai. Kas iškrito? Visada gali grupė susidaužyti. Galbūt Čivilis dar kelia, ar jau atmėg. Nesimato. Čivilis, kad jau nuvažiavo. Stipri Čivilis 24 nevažiuoti. Man atrodo, dar mūsų grupė bėga, bravo. Hop. Op. Užbraidė. Suka. Opa. Viskas gerai? Gerai viskas? Opa, mankštelė. Бля.
Op. Pro kairę. Kur? Bliamo vaikščiojimas. Op. Ach tu kur. Fuck. Блядь. Užlipnuli. Ach tu kur. Kaip gerai. Kaip gerai. Kas toliau? Vėl? Nu, na. Gal ir gerai, kad be klipso. Kartais gerai, be klipso. Ir vėl. Ne. Nesižudyk. Kaip triatlonas, be. Dar plaukimas laukia. Aha. Iki Palangos tilto. Fuck. Šovė. Opa, jūra ošia. Langas supas. Na, man įdomu, jeigu dabar kokie drakonai parvarytų. Ką apie mūsų matą? Bля. Ai, bля. Iš tikrųjų blemas. Su kėdukais. Čiuk. O ką? Vis tiek mint reikia. Atsargiai, koliukai.
Jančius, sveikas. Varau, varau. Vėl šaudo grandinę. Peršokinėje. Ką, kojytės, 3 kilometrai su šiuo, jau visai neustres. Tik vat nugarą kažkaip tai, ne, manau labai klauso. Keturi, nu tai žiūrėk, nema. Dar 6 kilometrai ir bus pusė nuvažiuoti. Pusė, perlai. Varom! Nelabai. Jo, tik tais mūsų... Lemia, kad mūsų grupė neišsilakstytų. Davai, laikom savo grupę. Valemba, aštrus kalnas. Mano. Eina, na. Valia kaip daug. Ai, tu gali. Dropsai važiuoja atsirėmęs, kaitina. Nu ką jau, 39 pusė, galima sakyt nuvažiuoti. Tam 3-8. Kaip V grupės ralis. Tarp medžių. 42 nuvažiuota. Tai vidutinis 28,8. Nu, visai nieko. Kaip galvojau daugiau. Gerai.
Jo, čia biškį atsuko. Tik bereikalai kalną kapoja, neverta. Nes yra paskaičiuota, kad tiek, kiek sudegini jėgų važiuodamas į kalną, geriau pasilikti tiesiojoje atsukimui. Naudingiau išnaudoti vatą. Baliama, jeigu dar taip daužys, tai gali būt, kad išplauks. Kratėliukas valė. Žiūrėjau, kad valgo aš tą geliuką, blemą. Nerandu. O kur aš pasidėjau? Panikės bando prisikabinti, labai smarkiai strateguoja, bet bando gaudyti, bet žiūriu, kad nepavyks. Gali išsibarstyti tada. Ne, nepagavo mūsų merginos dėja. Nu ką, 52 kilometrai. Iššoviau geliuką. Tai blema, kažkaip tai atsigavau, biškį motyvacijos atsirado. Ir šiaip gal to lygiau pradėjom važiuoti. Ir šiaip man dabar tas sėdėjimas ant rato po baikos kritimo blema nebesu toks drąsus, kaip anksčiau būdavo kažkaip. Aišku, reikia dar prisipratinti prie priekyje važiuojančio, tada drąsiau būna, kai perpranti jo manevras. Nu ką, deginam toliau. Taip kertam pagrindinį kelią, mašinų nėra, ramiai. Čia kolibris. Vyrina hebra. Lemą bijau, kad jie norės hebra jungtis. Stakarus. Jo, gaudo. Davai, nereikia. Nesąmonė.
Davai, Gediminai, skrendam. Važiuojam, pirli. Judam. Ką tik Būtniškis, man atrodo, praskrido. Kiek čia pas mumis 60 kilometrų. Tikiuosi negaudysim Būtniškio. Visada tikrai išsidaužysim. Mašina. Gal praleidžia. Gerai. Tiek 63. Liko 16. Op. Nepaleidžiam, davai. Elektrinė ratą. Lemai žiauro. Tikiuosi nekaposi kalną. Labai prašau nekapoti. Neverta.
Nepasiduok. Pradeda mėšlungis jaustis. Nezaikys. Nenorėčiau. Liko 8 kilometrų. Blet. Na. Blogai. Traukia kojytės. Liko 4,5. Geras. Viena koja rakina jau. Ką? Ką? Aha. Ne, bliamba, 4 kilometrai liko, reikia. 4 kilometrai liko. Reikia damušti, bliamba. Negalima. O! Traukiame šaiką! Kurva. Manas mėšlungi, ką tu čia sugalvoji? Mašina, bet gal praleidžia. Atsargiai! Kairė! Eik! Ajibat! Arimai! Na. Pizdauskas. Kas čia per kelias? Pizda mane. Mėšlungas laužia. Einam.
Ir našlungis, ble, daužo. Davai, atiduok viską. Duok viską, ką turi. Eina, na. Eiktų. Pizda, čia ant galo kas darėsi. Nu, pasižiūrim rezultatus. 2 valandas 41. Įvykdžiau savo normatyvus, bet ant galo abi kojas, kročiai našlungis pagavo, gau jau pizda. Tiesiog gulsis ant žemės ir baigti. Bet viskas gerai. Nežinau. Gal kažką vėliau papasakosiu, dabar tiesiog noriu atsijungti. Все, давай. Ai, tipo, pritrinį ratą, ne? Ir blemba, viską. Džiausiu kažkas pečių pusdėti. Čia žiauriai blogai, čia žiauriai blogai, čia žiauriai blogai. Gal tarmynė, šiandien. Aha. Ten daug jūs svarstė, ne? Blemba, nu, kad dviesi. Ai, tu dviese? Jo, gulo ant žemės dviese, bet tada, nu, sutrukinėjo grupė. Aš tavęs nepervažiavau irgi. Aš vieną pervažiavau. Jo? Jo. Eina, Viską bijau žiūrėti. Prie finišą, blemba, 50 metrų pamečiau. Nu, ką reikia eiti? O, šį pasimti. Bet šiaip geras. Žiauriai geras. Oh my god. Oh my god. Sveikinu. Atvežė dar karštą, ne? Dar boltų pirmas. Šaunuolis.